Grandai, visas rungtynės atkakliai kovojate ir galų gale ketvirtajame kėlinyje palaužėte Klaipėdiečius. Kokia yra sėkmės priežastis? Nežinau, svarbiausia, nenuleidom rankų, sirgaliai padėjo ir iškovom tą sunkią labai pergalę. Varžovai labai gerai žaidė tikrai ir mes prie užtvarų labai sunkiai dengėmės, bet paskui kažkaip atradom tą priešnuodį ir štai turim pergalę. Pats šiandieną rungtynėvai, metei daug žaidimų, ar buvo tokia taktika remtis daugiau tavo pastangomis, bet ir komandos draugai padėjo, ar ne, kaip ten buvo? Ne, žinoma, be komandos draugų tai aš niekas, tiesiog mes, nežinau net kaip gavos, tiesiog gal geras progas bandžiau, išnaudojau ir tiesiog sukrito gal tie metimai, aišku, ne visi, labai daug taškų pramečiau, bet finalai čia vis dėlto jaudulys daro savo. Paneigėte iš ankstinės prognozės, žadėjo visi, kad Klaipėda būtent pateks į finalą, taigi ši pergalė dar saldesnė tampa. Žinoma, mes labai džiaugiamės, kad patekome į finalinį ketvirtą ir su draugai šnekėjom, kad būtų labai smagu kažką nukauti šiame ketvirtuke. Tai va, ačiū Dievui, pavyko. Apetitas kyla bevalgant, dabar patekimas į finalą, ką jame galima nuveikti? Nežinau, čia mes jau tikrai daug labai pasiekėm, sakyčiau, bet aišku, žaisim finaliai su jėgų, stengsimės, o kaip bus, tai bus. Treneri, prieš trečią kėlinį jūsų situacija komandoje nebuvo pavydėtina atsilikimas, tačiau per ketvirtąjį kėlinį sugebėjote sugrįžti rungtynes ir jas laimėti. Kaip tai pavyko? Sunku pasakyti, buvo momentas, kai pralošinėjom 15 taškų ir varžovai tikrai keletą atakų pataikė, labai sunkius metimus. Galvojom, kad viskas, bet pavyko atsitiesti. Aišku, toks momentas, kai pirmauji 15 ir lieka 6, visada yra sudėtingas, stringa puolimas, kaip matėt, varžovam nebepavyko užatakuoti. Mes pasiekėm kelias greitas atakas padarėm ir galų gale, kai baigėsi. Šiandieną Grantas Vasiliauskas buvo lyderis, tačiau jam į pagalbą atskubėjo ir kiti krepšininkai, kurie tempė komandą šiame sezone, ar ne? Pas mus žaidžia visi 5 žaidėjai. Kartais labiau išreikšti puolime, kartais mažiau. Šiandien didelis dėmesys buvo Grantui, jį dengė, kai aš sakau, 2,5 žaidėjo ir atsidarė rankos kitiems. Lemiamų momentų nesudrebėjo. Treneri, prieš finalo ketvirtą kalbėjote, kad jau patekimas į finalo ketvirtą yra didžiulis pasiekimas. Ką dar gali nuveikti ši komanda jau didžiajame finale? Laukia stiprus varžovas, tikrai gerai sukomplektuota komanda, žaidžianti gražų komandinį krepšinį, ypač puolant. Nežinau, pas mane žaidėjų rotacija nėra didelė, nežinau, ar užteksim jėgų, bet emocinis pakilimas didelis, tai bandysim. Treneri, kiek šios Alytaus sienos padėjo šiandieną prie pergalės prisidėjo? Varžovai pataikė geriau negu mes. Po pirmo kėlinio baudų metimai beros buvo pas mus 7-2. Tai čia jau taip yra. Kartais sienos padeda, kartais nepadeda. Džiugu, kad atėjo žiūrovai, kad palaikė ir tikrai didelis indėlis visų, kurie buvo.